Tokioje miško palapinėje gyveno atsiskyręs nuo pasaulio vienuolis, kuris nuo ryto ligi vakaro giedodavo šventas giesmes. Kartą du plėšikai sužinojo, kad vienuolis turi susitaupęs nemažai pinigų ir sutarė jį apiplėšti. Čia labai šalta. Aš nenoriu, čia kandžiojo tai. Ko čia šiki? Eina vienuolį apiplėšim. Temstant, jie užpuolė vienuolį ir pagrasino. Pinigai arba gyvybė. Mes niukaujame, kaip mat gausite kultą į kaktą. Pinigai palapinėje. Palikite kažkiek mokesčiams. Už dovaną nepadėkosit. Sutrikę vagys padėkojo ir pabėgo, bet po kelių dienų juos sugavo. Manau, jiems reikia nukirsti galvas. Ne tik galvas, į rankas, nutarta. Palaukite. Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, iš ko jūs pavogėte pinigus. Mes pavogėme iš tokio vienuolio, bet jis pats mums juos davė, garbė. Atvestu atsiskyrėlį. Kai policininkas atvedė vienuolį liudyti, Ar čia jūsų pinigai? šis pasakė: Šitie pinigai buvo mano, bet šie žmonės nėra vagys, bent jau kiek juos pažįstu. Aš daviau jiems šituos pinigus, bet jie man padėkojo. Argi tai vagystė? Penkeri metai kalėjimo. Nutarta. Veskit tuos lauk. Kai plėšikai atsėdėjo savo laiką kalėjime, jie grįžo pas vienuolį ir tapo jo mokiniais. O